Prezentacija. Antikos mitas Pandoros skrynia. Įvadas į mitą. Mitas Pandoros skrynia yra vienas garsiausių graikų kūrinių, vaizduojantis žmonijos nelaimę atsiradimą pasaulyje. Mitas pirmą kartą aprašytas senovės graikų poeto Hedioso kūrinyje Teogenija ir darbo ir dienos. Tema. Mitas nagrinėja žmonijos silpnybės, smalsumą ir jų pasekmes. Pandoros istorijos kontekstas. Titanas Prometėjas pavogęs ugnį iš dievų ir davė ją žmonėmis. Tai supykdė Dzeusą, Olimpo dievų valdovą. Dzeusas nusprendė nubausti ne tik Prometėją, bet ir žmones. Todėl sukūrė Pandorą, pirmąją moterį, kurios vardas reiškia dovanota visomis dovanomis. Pandoros sukūrimas. Dzeusas įsakė Hefaistui, dievų kalviui, iš molio sukurti Pandorą. Kiti dievai jai suteikė grožį, sumanumą ir apgaulės meną. Afroditė suteikė grožį, Atėnė rankdarbių įgūdžiais, Hermis iškalbingumą ir gudrumą. Skrynia, dovana ir prakeiksmas. Skrynios reikšmė. Pandorai buvo duota skrynia, graikiškai vadinama Pythos arba ąsočiu, kurios ji neturėjo atidaryti. Ši skrynia simbolizavo draudimą, bet kartu ir smalsumo pagundą. Pandoros smalsumas, nepaisydamas perspėjimo, Pandora galiausiai darė skrynią, taip išlaisvinama iš jos visas pasaulio nelaimės, ligas, skausmus, pavydą, blogį ir mirtį. Viltis, paskutinė išlikusis jausmas. Viltis skrynioje. Išskridus visoms nelaimėms, skrynios dugne liko tik tais viena jėga – viltis. Ji liko kaip žmonijos paguoda, suteikianti stiprybės įveikti iššūkius. Vilties interpretacija. Skirtingos interpretacijos pateikia, ar viltis yra teigiama ar neigiama jėga. Vieni mano, kad tai žmogaus ramstis, o kiti, kad ji yra iliuzija pratęsianti kančias. Mito moralės. Smalsumas. Mitas akcentuoja, kad smalsumas gali sukelti pražūtingas pasekmes, ypač kai žmogus nepaiso draudimų. Atsakomybė už veiksmus. Pandora atidarydama skrynią neatsakingai pasidavė pagundai, kad žmonijai atnešė nelaimės. Vilties svarba. Nepaisant nelaimių, mitas skatina tikėjimą viltimi, kaip išgelbėjimų ir stiprybės šaltinių. Mito reikšmė ir interpretacija. Simbolizmas. Pandora simbolizuoja žmogaus silpnybės, ypač smalsumą ir nepaklusnumą, kurie atnešė žmonijai blogį. Skrynia – tai draudimų ir pagundų simbolis, kurią dievai padavė pačiai Pandorai. Viltis – neaiški ir daugiaprasmė jėga, kuri žmonėms suteikia tikėjimo galią ir padeda išgyventi sunkius laikus. Kultūrinė įtaka. Mitas apie Pandoros skrynią daro įtaką literatūrai, menui ir filosofijai. Jie atspindi žmogaus prigimtį nuolat svyruojančią tarp smalsumo ir atsakomybės. Pandoros skrynia šiuolaikinėse kultūrose. Frazeologizmas. Šiandien Pandoros skrynia reiškia veiksmas, kuris atveria kelias nenumatytiems ir nekontroliuojamiems įvykiams, daugiausiai neigiamiems. Meninis palikimas. Pandoros mitas įkvėpė daugelį menininkų ir rašytojų, o jos elementai dažnai naudojamės kaip metaforos tiek literatūroje, tiek filmuose. Išvados. Mito svarba. Pandoros skrynia yra universali istorija apie žmogaus prigimtį, smalsumą ir pasekmes. Pamokas, kurias galima išmokti iš mito. Mitas pabrėžia atsakomybę, pasekmių supratimą ir tai, kaip viltis yra būtina, norint susidaryti su gyvenimo iššūkiais. Ačiū už dėmesį. Viso gero.